Labas vakaras, mėly žiūrovai, sveiki visi nusprendę praleisti penktadienio vakarą su lietuvišku futbolu, Top Sport A lyga. Vilniaus Žalgiris trečią kartą šiame sezone susigrums su Alytaus Dainavos futbolininkais. Pozicinis išpuolis, gana aukštai buvo pakilusi gynybos linija ir dabar bėga į priekį Golubickas, jo perdavimas. Matysime pirmą kampinį ir Žalis Bopesu pasiruošęs atlikti standartinę situaciją. Perdavimas link Kendišo, jo smūgis. Ir Juri Kendiš, 1-0, 77-asis Vilniaus Žalgirio numeris. Po pirmojo pakelto kampinio puikiai smūgiuoja galvą, prie artimojo virpsto nebuvo ne vieno. Perima kamuolį Abdullahi, tačiau klysta Karašima, proga smūgiui ir šalia vartų. Bet nelabai yra kam bėgti į kontrataką, 3 žaidėjai. Nefiksuojama nuošalė, Rakičius, jo smūgis ir įvartis. Davoras Rakičius išlygina rezultatą, 27 minutę. Junas Zahary pabandė šitoje situacijoje padaryti dirbtinę nuošalę, bet panašu, kad to padaryti nepavyko. Ir tikėkime, pamatysime pakartojimą, žinoma, geras Virbicko perdavimas. Arčiau vartų ir įvartis. Įvartį pelno Vilniaus Žalgiris, neatrodytų kaip viskas paprasta. Paulius Golubickas antrą pridėto laiko minutę muša įvartį iš vartininko aikštelės 4-5 metrų. Atrodytų, ten gynėjai gali kontroliuoti tokią situaciją. Pažiūrėsime dar, ką toje situacijoje darė Volodymyras Skrinskis. Bent dar 2 kartus jam teks tą patį ir daryti ir toliau. Čia gali būti pavojinga, nes Abdullahi užtaiso strėlę. Karašima, jo standartinė situacija. Link Kendišo, šis atmeta kamuolį atgal. Smūgis, Skrinskis atmuša kamuolį ir link Abdullahio. Šis baudos aikštelėje. Abdullahi smūgis ir dar vienas perdavimas į baudos aikštelę. Smūgis galva ir visiškai šalia vartus. Taši į baudos aikštelę, pavojingas perdavimas, Petkovičius prieš vartus, smūgis ir 3-1. Nikola Petkovičius antrų lėtimų siunčia kamuolį į vartus, 69 minutę po perdavimo iš dešiniojo krašto. Pažiūrėsime, ar ten dar kažkas lietė kamuolį, bet greičiausiai Žarisui Mutaši bus skirtas rezultatyvus perdavimas. Petkovičius, baudos aikštelėje, smūgis ir šalia vartų muša Nikola Petkovičius. Ponas imas iniciatyvos, tolimas smūgis ir Skrinskis posūkti galvos. Bopesu gražiai žaidžia su Petkovičiumi. O čia taisyklių pažeidimas. Naglis Paliušis keitimo nelaukia. Bopesu, Skrinskis, atmušamas kamuolys ir apsigina. 33 taškai, 31 mačas, 6 užimama vieta. Virps į skersinį sukerta kamuolį ten Žalis Bopesu ir tuo pasibaigė šios dienos rungtynės. Taigi Alytaus Dainava liks 6 pozicijoje, liks dar ir po kitų atidėtų rungtynių.